Sveiki atvykę į edukacinę e-studiją jaunimo darbuotojas, novatoriškas jaunų vyrų sveikatos ir gerovės skatintojas. Šis mokymo išteklius padės jums daugiau sužinoti apie jaunų vyrų sveikatos ir gerovės svarbą, ugdyti savo kompetencijas padedančias jauniems vyrams nustatyti jų mokymosi poreikius sveikatos ir gerovės gerinimo srityje, kurti įtraukę mokymosi aplinką ir naudoti įvairias skaitmeninės priemonės, siekiant motyvuoti jaunuolius, suteikti jiems gaires, kaip siekti teigiamų sveikatos ir gerovės pokyčių, informuoti juos apie neformaliojo mokymosi sveikatos ir gerovės srityje galimybės ir padėti jiems jas veiksmingai išnaudoti. Norėdami sužinoti daugiau apie e-studiją, kviečiame peržiūrėti įvadinį vaizdo įrašą Jaunimo darbuotojų įgalinimas – priemonės jaunų vyrų geroviai remti. Pradėkime. Visoje Europoje jauni vyrai susiduria su tam tikrais sveikatos ir gerovės iššūkiais. Nuo emocinio slopinimo iki rizikingo elgesio, kurie dažnai kyla dėl socialinių lūkesčių ir lyčių stereotipų. Statistiniai duomenys rodo, kad vyrų gyvenimo trukmė yra trumpesnė ir jie rečiau kreipiasi pagalbos. Sutelkiant dėmesį jaunų vyrų sveikatą, galima iš anksto spręsti problemas. Skatindami atvirą dialogą, keldami iššūkius lyčių normoms ir skatindami teigiamą elgesį, galime padėti jauniems vyrams gyventi sveikiau, subalansuočiau ir sumažinti sveikatos skirtumus visuomenėje. Būtent čia jaunimo darbas atlieka esminį vaidmenį. Jaunimo darbuotojai gali daryti ilgalaikį poveikį, padėdami jauniems vyrams apmąstyti savo sveikatą ir gerovę, atvirai kalbėti ir imtis veiksmų. Jie nėra tik pagalbininkai, jie yra mentoriai, motyvatoriai ir pokyčių iniciatoriai, padedantis keisti mąstyseną ir formuoti sveikus įpročius. Jaunimo darbuotojai yra pirmoje pagalbos linijoje. Jie atlieka svarbų vaidmenį, kuriant saugias erdves, skatinant apmąstymus ir įkvepiant elgesio pokyčius. Tačiau norint veiksmingai spręsti jaunų vyrų unikalius sveikatos poreikius, jiems reikalingi tiksliniai mokymai, modernios priemonės ir lyčių aspektą atsižvelgiantys metodai. Visa tai yra e-studijoje. E-studija jaunimo darbuotojas, novatoriškas jaunų vyrų sveikatos ir gerovės skatintojas yra skaitmeninė mokymo erdvė, skirta stiprinti jaunimo darbuotojų kompetencijas, skatinant jaunų vyrų sveikatą ir gerovę neformalaus mokymosi metodais. Ji derina lyčių lygybės principus su skaitmeninė transformacija ir neformalaus mokymosi metodais, bei suteikia jaunimo darbuotojams galimybes veiksmingiau pasiekti ir įtraukti jaunus vyrus, skatindama ilgalaikę gerovę ir įtraukti. E-studija padeda jaunimo darbuotojams padėti jauniems vyrams nustatyti mokymosi poreikius, kurti įtraukę mokymosi aplinką, naudoti skaitmeninės priemonės jų motyvacijai didinti, teikti aiškias sveikatos gaires, informuoti juos apie neformalaus mokymosi galimybės. Visa tai prisideda prie lyčių lygybę ir sveikatos sąmoningumą skatinančio požiūrio. E-studijoje yra 5 NANK. Skirti kiekvienai kompetencijai, savęs vertinimo įrankis, skirtas patikrinti, ką išmokote, ir e-gidas su išsamiamis instrukcijomis, kaip naudotis mokymo programa. NANK – nuotoliniai atvirieji nano kursai. Tai trumpi, tiksliniai mokymosi moduliai. Kiekvieną NANK sudaro interaktyvių vaizdo įrašų rinkinys, papildytas integruotais savęs vertinimo klausimais. Temos apima fizinę sveikatą ir mitybą, rizikingą elgesį, psichologinę sveikatą, skaitmeninę gerovę ir sąmoningumą apie psichoaktyvių medžiagų vartojimą. Jaunimo darbuotojai mokosi kurti motyvuojančią, pagarbą skatinančią aplinką, kurioje jaunuoliai jaučiasi saugiai. NANKA ugdo įgūdžius nediskriminavimo, problemų sprendimo, konfliktų sprendimo ir informavimo strategijų srityse. Šis NANK suteikia jaunimo darbuotojams žinių apie skaitmeninio švietimo metodus, pavyzdžiui, žaidybinimą, pavyzdžius, mišrųjį mokymąsi ir bendruomenės kūrimą. Jaunimo darbuotojai yra mokomi pateikti su lyčių lygybė susijusius duomenis ir skatinti kritišką stereotipų analizę.
NANK stiprina įgūdžius susijusius su lyčių lygybės skatinimu ir sveikatai žalingų normų keitimu. Šis NANK teikia išsames gaires, kaip organizuoti edukacinę savaitę, įskaitant tai, kaip naudoti atviruosius švietimo išteklius, skaitmeninės priemonės, interaktyvias mokymosi platformas ir realias istorijas, siekiant sudominti ir įkvėpti jaunuolius. Siekiant padėti jaunimo darbuotojams įvertinti savo pažangą, e-studijoje yra įtraukta savęs vertinimo priemonė. Ji leidžia vartotojams apmastyti savo kompetencijas prieš ir po NANK baigimo bei stebėti savo mokymosi procesą. Baigę mokymasi e-studijoje, jaunimo darbuotojai kviečiami organizuoti edukacinę savaitę jauniems vyrams, kurioje praktiškai panaudotų įgytas žinias. Peržiūrėję šį įvadinį vaizdo įrašą, pereikite į e-studiją ir ženkite pirmąjį žingsnį tapdami novatorišku jaunų vyrų sveikatos ir gerovės skatintojų. Linkime maloniai praleisti laiką e-studijoje ir tobulinti kompetencijas, reikalingas veiksmingam, neformalaus mokymo apie jaunų vyrų sveikatą ir gerovę teikimui. Dėkojame už žiūrėjimą. Dabar galite pradėti mokytis e-studijoje.